Сейчас я поеду, реально, и там. Что dabar duodu? Kiek buvo? Tam, kad jūs sau darytumėt gero. Kad jūs sportuotumėt, kad jūs norėtumėt, kad jūs eitumėt, kad jūs žmonėm užaugtumėt. O kam aš geriausiu kebrą paslapstysiu? O kam? O kam? Nemokėjo maitinimo. Blėt, nakai kiti mokė čia gai, blėt, nepajovai. Dabar 15 litų gaunu, 20 gaunu, per savaitę dviraktinės 35 litų už dyką. Eik, tu nakai. Gal eitų treniruotis, ir vis tiek gausi. Nu, tai čia žmogiškumas. Žmogiškumas, atvažiuoja limuzinas nakui. Edvardžiūnė lovykiai, mama pakelia. Limuzinas atsivežė, limuzinas parežė, ne? Jau tai skirti vieną dieną iš šitą kurvą, tai tu trilinką pasilengi. Okay. Paklaus, Kebras, kiek į dieną uždirba? 50 litų? Daugiau. Nu, daugiau. Nu. Bet važiuojat, gyvenat, maitinamės, ne? Nesimaitinam. A čia kur atvažiuoji, dykas, tik kur tikė vietas. Tai neieškot nieką. Nu. Čia pas mumis tokie realiai buvo atvažiavę Lietuvos rinktinė, blėt, tiek Menai, Palanga. Išėjo, kurva su estais, pirmą dieną ir pralošė 3-1. Aš žinai, ko baigėsi, pralošė. Kokias 30 ratų, kiekvieną įvartį po 10 ratų. Po rungtynių. Visa komanda, visi 18. A mes sau ramiai, na, kai geriam alutį, sėdėjom čia, žiūrėjom. O tai jum reikėtų, kur va taip įsisko dabar po rungtynių. Kiek pralošėt, blėt, kiek bėgat? 80, vieną kart po 10. A dabar jūs ką, dengi kišenė, dabar varam, kur už kampą parakysim, alučią atsigersim. Bus gerai. Tiek parvažiuosim mes Akmenė Kečias. Sakau vieną dalyką.